3 scenarijai, kada verta nuomotis finansų vadovą. Nori augti, tačiau nežinai, kaip vertinti ir planuoti naujus projektus. Tarkime, planuojate paleisti naują paslaugą, reikia investicijų 10 000 kaip pavyzdys. Kada šios investicijos atsipirks, kokio reikia pelningumo, koks bus pinigų srautas, ar tai naudinga, ar tai nenaudinga. Šiame etape tikrai padės finansų vadovas. Turite krūvą duomenų, gaunate dar daugiau ataskaitų, tačiau neaišku, ką reikia konkrečiai daryti. Finansų vadovas gali pasakyti, ką reikia daryti dabar, kad gautumėt norimą rezultatą po mėnesio, po 2 ar po 3. Jaučiate, kad kažkas ne taip. Dirbate be galo daug, tačiau pelno nėra. Ką aš turiu omeny? Ir tai yra klasikinis atvejis versle, kai susitelkiama į kiekybę ir į pardavimus, tačiau ne efektyvumą. Finansų vadovas leis susikurti tinkamą rutiną, tinkamas ataskaitas tinkamą metu, patars, rekomenduos, duos ir realius veiksmus, ką daryti, o ne plikas ataskaitas. Vis dar abejojate, ar reikalingas finansų vadovas? Kviečiu nemokamą konsultaciją, kurios metu išsiaiškinsime, ar šiame etape ir būtent dabar jums jo reikia ir nuo ko reikėtų pradėti. Kviečiu registruotis į nemokamą konsultaciją.